Savarankiškumu ir kintamumu. Ir mokymui priskiriamos kvalifikacijos nuo 1 iki 5 lygio. Per aukšto mokslo studijas galima įgyti 5, 6 ir 7 lygio kvalifikacijas, o daktaro laipsnis priskiriamas 8 lygiui. Visų lygių kvalifikacijas galima įgyti iš profesinės veiklos patirties ir mokantis savarankiškai. Neįgalius vaikus auginant. Labas vakaras ir 18:30 minučių žinios ir pirmiausia, ką juose rodysime. Per Rafaho perėję Egiptą atvyko nauja bėgančių iš Gazos ruožo grupė. Pabėgėlių stovyklose ruožo pietuose be gėlo vandens, maisto, šilumos per 200 000 žmonių. Miegame purve, užsikloję kuo galime, geriame ką galime, valgome ką galime. Lietuvoje vėlinės mirusiųjų pagerbimo diena. Malda už išėjusiuosius Antakalnio kapinėse Vilniuje. Neįgalius vaikus auginantys tėvai skundžiasi, kad 4 metus privalantys įrodinėti, kad vaikas turi sunkią negalią ir jam reikalinga priežiūra. Mes kiekvienais metais gyvenam ant tokio streso. Artėja Kauno Žalgirio ir Vilerbano SVL dvikova. Visi bilietai rungtynės išpirkti 20 kartą iš eilės. Izraelio premjeras pagyrė karius, kurie esą pasiekė įspūdingų laimėjimų, yra mūšių įkarštyje ir pažengė toliau negu Gazos miesto priemiesčiai. Augant vakarų spaudimui dėl humanitarinės pauzės, jau ir Jungtinių valstijų prezidentas iš pradžių be išlygų rėmęs Izraelio teisę gintis, pareiškė, kad reikia pertraukos įkaitams išlaisvinti. Amerika vėl siunčia diplomatijos vadovą į Izraelį, aiškintis, kokie jo planai. O į Egiptą išleista dar per 300 užsienio piliečių. Perspėjama, kai kurie vaizdai gali sukrėsti. Jie gal paliks karą, bet karas jų nebepaliks. Po ilgų derybų atvėrus vien. Mininkai Jungtinių Amerikos valstijų pilotai. Toliau artimiausių dienų orai, panorama šį vakar 8:30, bet per LRT Plus kanalą. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 2,7, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuotumas didės. Vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje palis. Daug kur vėjo gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Bus 8-13 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daugelį rajonų dieną vietomis palis. Temperatūra naktį 6-11, dieną 8-12 laipsnių. Sekmadienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Naktį bus 2,7, dieną vėl 8-12 laipsnių. Lietuvoje gyvena šimtai tų. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidos kviečiame daktarą Rėmės, Eurovaistinė. Jauskitės gerai. Prancūzė Žana. Laikoma ilgiausiai pasaulyje gyvenusiu žmogumi. Kaip ją... Izraelis skelbia apie laimėjimus ir savo karius prie Gazos miesto vartų. Humanitarinės pauzės būtinybę akcentuoja Amerikos prezidentas. Į Izraelį vyksta diplomatijos vadovas. Kalbėsimės apie konkrečius žingsnius, kurių gali ir turi būti imtasi, kad būtų minimizuota žala vyrams, moterims ir vaikams Gazoje. Lietuvoje mirusiųjų pagerbimo diena, vėlinės, malda už išėjusiuosius Antakalnio kapinėse Vilniuje. Neįgalius vaikus auginantys tėvai skundžiasi, kas 4 metus privalantys įrodinėti, kad vaikas turi sunkią negalią ir jam reikalinga priežiūra.
Mažiausiai 6 gyvybių pareikalavo vakarų Europą talžanti audra, 200 km per valandą vėjai, 20... Malda už visus Kristaus Antakalnio kapinėse Vilniuje. Neįgalius vaikus auginantys tėvai skundžiasi, kas 4 metus privalantys įrodinėti, kad vaikas turi sunkią negalią ir jam reikalinga priežiūra. Mažiausiai 6 gyvybių pareikalavo vakarų Europą talžanti audra, 200 km per valandą vėjai, 20 metrų aukščio bangos. Labas vakaras, eteryje Panorama, studijoje dirbu aš, Eglė Bušelytė. Izraelio premjeras pagyrė karius, kurie esą pasiekė įspūdingų laimėjimų, yra mūšių įkarštyje ir pažengė toliau negu Gazos miesto priemiesčiai. Atsiveria ir antras frontas, po apšaudymų iš Libano Izraelis skelbia pradėjęs platų atsaką. Amerikos prezidentas sakė, kad reikia pauzės įkaitams išlaisvinti, o į Izraelį vėl išvykęs diplomatijos vadovas svarbiausių tikslų vadina civilių apsaugą ir aišku planą, kas laukia po karo. Tuo metu į Egiptą išleista dar per 300 užsienio piliečių. Perspėjame, kai kurie vaizdai gali sukrėsti. Bet karas jau nebepaliks. Derybos vienintelė